Labas vakaras, mėloji šeiminėlė. 11:30 nakties aš nusprendžiau prisėsti ir su jumis pakalbėti apie grožį. Tai šis video daugiau moterims, bet tuo pačiu metu pakalbėsiu apie gyvenimą. Kaip sekasi, kas geresnio. Tai kurie pirmą kartą žiūri, sveiki, mano vardas Renata, man 41 metai. Aš gyvenu Tailande su sūnumi Ryanu, kuris yra iš Honkongo. Ryanui šiuo metu yra 8 metai, o mes, kuomet jį įsivaikinome, buvo 2 metukai. Ir aš einu skyrybų metu su Simonu, su kuriuo prabuvau vos ne 20 metų ir susituokė vos ne 15 metų. Nuostabus vyras, labai geras žmogus. Deja, keliai išsiskyrė, kadangi ne kiekviena santuoka išgyvena. Ne? Svarbiausia, kad išlikome draugais ir tikrai gerai sekasi auginti kartu sūnų. Pas mane kaip mano žodžiai maišosi, Dieve, tu mano brangus. Ryanas gyvena su manimi ir jisai nori būti su manimi ir dažnai aš jau klausiu ir tėtį klausiu, gal tu nori būti kelias dienas su manimi ir, pavyzdžiui, 5 dienas pas mamą arba savaitį pas mane, mėnuo gal pas mamą, kažkaip taip, bet jisai sako, ne, man patinka mano rutina, man patinka viskas, tai jo, jisai važiuoja pas tėtę pabūti 1 dieną, gal 3 valandas, 4 ir po to jisai nori grįžti namo. Iš tikrųjų, o tai kodėlgi ne, viskas čia gerai. Jie labai gerai sutarė, geri santykiai, pirmos dienos, pirmieji mėnesiai, pirmi 6 mėnesiai vos nebuvo labai sunkus, vaikas ir knygas mėtė, ir daug verkė, ir klausė daug, ir kalbėjom, ir bendravom, bet kadangi pamatė, jog mes nesipyksta, mes tikrai geriau sutarėme dabar, negu paskutinius gal 6 mėnesius prieš skyrybas, metus prieš skyrybas, tai aš manau, jisai pats pamato, kad visiškai kitokia atmosfera. Bet aš nenoriu kalbėti apie savo skyrybas, apie kažką, aš tik tais duodu kaip ir, truputėlį overview. Šis video nebus visiškai montuotas. Jisai eis tiesiai iš telefonų į YouTube. Tai atsiprašau, jeigu trukčios, nebus jokių užkarpimų, tiesiai, šviesiai, kadangi, galvoju, noriu padaryti labai tikrai, be jokių užkarpimų. Tai noriu pakalbėti truputėlį apie savo grožį ir apie savo priežiūrą. Pasirinkau pagrindinius dalykus, kurie man labai patinka ir galvoju, gerai, pradedam. Tai man labai patinka, jūs tikriausiai žinote, vitaminas C. Tai yra Boots vitaminas C. Nėra brangus, aš naudoju visam kūnui, skaniai kvepia, ne per daug, ne per saldžiai, ne per kažką. Labai, fainai odai, jaučiasi oda tikrai labai tokia žvilganti, matote. Pirkau už kelis eurus ir taip pat naudoju, atsirūgau Brightening and Smoothing Water Essence. Aš esu pirkusi šį vandens essence praeitais metais gal 4 kartus. Išsibaigė ir po to galvoju, blemba ir vėl norisi ir aš pastebėjau, kad tikrai labai faina. Ir dažnai, pavyzdžiui, įsipilu į kažkokį indelį ir apsišlakstau. Taip paprastai, ne? Ir kuo mažiau naudoju produktų ir makiažo, tuo geriau oda atrodo. Kažkaip. Kas dar? Bet mano oda taip neatrodo, žinokit, aš turiu čia filtrą biškį įsidėjus, tai aš iš karto jums pasakau. Nedaug, nedidelis, nes vis tiek tai yra video, bet vis tiek yra įdėta biškį. Žiūrėkit, kaip gražiai, ne? Žvilga. Tai man labai patinka drėkinantys kremai, šviesinantys, brightening, vitaminai C, taip pat patinka vitaminai, viskas, kas susijęs su šviesinimu, veido šviesinimu, skaidrinimu, žvilgesiu, jo. Taip pat aš naudoju vitamino C, vadinasi Brightening Booster Serum. Šis serumas irgi iš tokios pačios linijos, nėra brangus, labai patinka. Aš naudoju jau gerus 4-5 metus, ar vieną vitaminą C, ar kitą, ar trečią, ir tikrai niekas negali taip pagražinti mano veido odos kaip vitaminas C. Žinoma, aš visą tai naudoju vakare, o ryte nusiplaunu veidą paprastai, be jokių šampūnų, nežinau kaip pasakyti, veido ploviklių, be nieko, nes aš noriu, kad liktų pas mane truputėlį mano natūralaus aliejaus ir taip pat 1-2 kartus per mėnesį aš einu miegoti visiškai be jokių kremų, locionų, be jokių nieko, leidžiu, kad mano oda įgautų, vėl susigrąžintų natūralius aliejus ir jinai,
džiaugtųsi natūraliais aliejais vietoj to, kad tik tais kažką dėtis ant veido, ar tai serumai, ar tai kremai, ar kažkas. Tai man labai patinka vitaminas C serumas, vitaminas C kremas, taip pat kaukės kažkokios, treatment, tikrai pagražina veido odą ir aš tikrai neperku kažko labai brangaus. Labai keistai gal skambės, bet magnis. Aš niekuomet negalvojau, kad magnis gali tai padėti su geru miegu ir su gera nervinė sistema. Pradėjau pirkti prieš gerus metus ir aš pastebėjau, kad miegas daug geresnis nei anksčiau ir jisai daug gilesnis. Tai aš pirkau šį magnį iš iHerb ir vieną mažą šaukštelį įsimetu į vandenį, gerai ištirpdinu, turi tikrai ištirpti. Aš apsižiūrėjau daug, kuris magnis yra geras, kuris nėra geras, kuris tinka, kuris ne. Ir magnis bisglycinate, jisai nėra pigus, bet tikrai labai geras. Jisai padeda moteriams ir pamaitina ląsteles ir duoda gerą funkciją. Tai va, aš geriu prieš miegą. Taip pat nenaudoju jokių lūpdažių, labai retai, aš naudoju paprasčiausiai vazeliną. Gal dauguma sakytų, o kodėl, iš tikrųjų man patinka netgi akių kremas, man yra va toksai va, vazelinas. Ne ryte, kad saulė nepliekstų, nes gyvenu Tailande, tai žinoma būna karščiai, bet vakare. Ant kulnų taip pat pasitepu, taip pat odeles. Kalbant apie rankas, apie odeles, aš nustojau gelį darytis, gelinius nagus, gelinį laką. Nes kažkaip vis atsilupinėjau ir taip pat noriu, kad nagai sustiprėtų savaime, taip, natūraliai. Noriu pasidaryti labai gražų profesionalų manikiūrą ir palikti nagus tokius ir leisti jiems kvėpuoti. Nes aš žinau, kad nėra gerai turėti tiek toksinų, ne su tuo su tuo laku, su tuo geliu. Plius Tailande, tu nežinai, ne tik Tailande, bet Tailande tikrai žinoma, kad labai daug turistų, labai daug žmonių ir tu nežinai. Atrodo, kad ta higiena gal būtų, ne? Pavyzdžiui, Europoje tai jie tikrai apžiūri, pasižiūri, kad higiena vis tiek turi turėti standartus. O čia tu sėdėsi, tu pamatysi, žiūri, kaip prabėga restorane vėl kažkas, ir nieko. Mes gyvenam 6 metus kažkaip. Pirmus metus, antrus, trečius, gal taip truputėlį, bet jau dabar tai net kažkaip, prabėgo, pasižiūrėjai ir viskas pakėlė kojas. Tai lygiai taip pat ir su tais nagais ir su tais salonais. Nesakau, kad jau aš esu super gera į juos eiti. Ne, bet kažkaip norisi natūraliau ir leisti jiems pailsėti. Kas dar? Geriu šiuos vitaminus. Perki vienas nemokamai. Pirkau iš Watsons, vadinasi Hair, Skin, Nails. Plaukai, oda, nagai. Labai faini vitaminai. Swiss. Aš galvoju, ar tai iš Vokietijos, ar tai iš Switzerland, nežinau, Šveicarijos. Va, išgersiu. Labai. Gerai, nėra jokio skonio, nieko atsirūksti, tai nesigauna kažkokie, nes būna kai kurie vitaminai, tikrai, tokie stiprus. Šie labai faini, geri, jaučiasi, kad gera kokybė. Kas dar? Kadangi aš turiu priešmenopauzinės sindromus, dažniausiai moterys 10 metų gali būti, 8 metai, 10 metų priešmenopauzės prasidėti tie simptomai, kad tu jauti, kad tave karštis muša, kad tave piktis ima, kad tu gal svoris truputėlį auga, krenta, tu jautiesi tokia daugiau įsitempusi, įsirėžusi, viskas nervuoja, pamiršti, naktį nelabai miegi, tokie simptomai, bet tu dar menopauzės neturi. Tai tu gali eiti pas daktarus, darytis tyrimus, bet dažniausiai jie negalės tyrimuose pasakyti, ar pas tave yra prieš menopauzinė tas perimenopos. Tai aš nuėjau čia Tailande, privačiai pasidariau tyrimus prieš metus laiko ir žmogus sako, matau, kad yra pakitimų, daktaras matau, kad yra pakitimų, bet jie nėra labai dideli. Žinoma, jisai nėra moteris, jam putkos neskauda, atsiprašant, jam gerai gyvena ir žvengia jisai. Nesakau, kad jisai durnas, bet vis tiek nesupranta. O prieš menopauziniai, tikrai simptomai yra. Ir buvo, dabar jau nebėra. Ir jisai man išrašė vaistų.
Ir aš pagėriau tos vaistus, atrodo viskas ėjusi gerai, kuomet pagėriau tos vaistus, bet gale dienos aš turėdavau labai didelį pyktį. Ir aš po to pastebėjau, paskaičiau daugiau apie tai, kad tie vaistai duoda pyktį. Pyktį, jo, paprasčiausiai pyksti ir nežinai kodėl. Tai aš po to nusprendžiau juos visiškai išimti iš savo gyvenimo tos vaistus ir pasidomėjau, kurie vitaminai tiktų. Tai šie vitaminai vadinasi Pregnenolone. Aš geriu juos jau gerus 2 metus laiko, meluoju. Apie metus laiko, kiekvieną mėnesį, kartais geriu 3 mėnesius, 1 mėnuo laisvas, vėl 3 mėnesius, 1 mėnuo laisvas. Ir galiu pasakyti, kuomet aš darau tą 1 mėnesio pertrauką, aš pastebėjau, kad vėl grįžta po 2 savaičių gal tas karščio mušimas, tas pyktis, tas atsikėlimas naktį, tas nervas toksai atrodo ima, tas gruzas, tu nežinai kas, tas pamiršimas, nu va matot, nu yra. Tai Pregnenolone aš pirkau iš iHerb, aš daug apie tai pasiskaičiau ir tikrai labai patinka, labai patinka ir aš tikrai naudosiu. Kas dar man patinka? Man patinka, jūs tikriausiai žinote, aš apie tai esu kalbėjusi, chlorofilas. Šis chlorofilas yra toks fainas, tu gali įsipilti į vandenį, jisai atgaivina burnos kvapą, jisai, jeigu tu prakaituoji, pas tave nėra kvapų, jeigu tu taip pat dezinfekuoja tavo kraują, tavo oda gražiau atrodo, tai yra kaip ir žolė, chlorofilas, žolė ir jinai yra išsunkta ir padaryta į tokius kaip į lašelius. Blemba, aš visą tai atradau prieš būdama stewardesė Emiratų oro linijose, nes moterys kalbėjo, kad tikrai yra labai gerai, ypač antioksidantai, nes tu kuomet skraidai pas tave tie X-ray, URA, nežinau kaip pasakyti, jie labai kenkia. Na ir viena moteris sako, pabandyk ir žinokite, kaip man patinka, kad jūs žinotumėt, kaip man patinka, aš galiu išgerti ryte ir aš jaučiu tokį gaivumą visą dieną. Ir ne tik dėl kvapų, bet aplamai dėl energijos, dėl gražesnės odos, dėl plaukų, dėl visko. Kas dar? Man patinka, aš pradėjau taip pat, jau senokai, bet vėl grįžau kas mėnesį, kas 6 savaitės skutu savo veidą. Ir dauguma sakys, tu durna, ataugs tie plaukai. Ne, tikrai netaugs tie plaukai, aš jį skutu jau ilgai ir jisai tikrai netauga. Ir tie plaukai netauga. Ir jeigu jie tauga, tai tokie mažiukai šeriukai lygiai tokie patys kaip ir buvo. Bet labai gerai nusiskusti veidą, kadangi pasisavina visi produktai ir taip pat makiažas tepasi labai gerai, labai lengvai. Tai jeigu norite, galite nueiti į YouTube, pasižiūrėti, kaip moterys skutasi. Iš tikrųjų, nenoriu daryti čia, nes nėra švaru, bet labai jaučiasi ant odos ir gražiai atrodo, ir jauniau atrodai, ir jo, man labai patinka. Palaukit, išgersiu. Kas dar? Deodorantas. Esu tokią pudrą nusipirkusi, jinai yra labai faina, tipo iš Nivėjos, nežinau. Norėjau sakyti pakvėpingai. Labai skaniai kvepia. Tokių mentolių. Tipo natūralu, neturi visiškai jokių chemikalų, jokių alkoholio, nieko. Prevent body odor, non-sticky, non-staining, athlete approved, natūralus, bla bla bla. Aš pirkau oro uoste skrisdama į Japoniją, kuomet reikėjo man pasą atsinaujinti. Kas dar? Na ir jūs tikriausiai žinote, aš labai mėgstu naudoti Mini New Face. New Face Mini. Wow, mano oda labai atsitaiso kiekvieną kartą naudojant šį New Face Mini. Nėra tokių drastiškų permainų veide, tikrai netrodo, kad wow, kitas žmogus, ne, bet tu pati kaip moteris, tu tikrai matai ir tikrai veidas atrodo pailsėjęs, truputėlį pakylėtas, pas tave forma yra gražesnė, sutvarko tau tą veido formą ir jisai nėra toks nukritęs. Tai aš jau naudoju gerus 3 metus ir tikrai ir vėl pirkčiau. Aš pirkau, kainavo apie 150 ar 200 eurų ir aš tikrai pirkčiau. Netgi pirkčiau antrą, jeigu galėčiau, kad tuo pačiu metu daryti, nes vieną pusę darai, po to antrą pusę darai ir vėl kažkaip norisi ir į viršų, tai jeigu tu turėtum 2 būtų jo, bet nereikia viskas čia normaliai. Tai labai geras dalykėlis.
Viskas, nėra per daug ką pasakyti. Plaukai. Pas mane plaukai atsigavo, bet jie dabar yra jau sausoki. Aš labai noriu surasti gerą Lietuvos kirpėją, kad mane pakonsultuotų, ką daryti karštų orų. Nes mes gyvename Tailande ir aš pastebėjau, kad kuo toliau, tuo gražiau prasidėjo pas mane sausumas plaukų toksai. Jie pradėjo sausėti. Tai ką aš dabar darau? Diena prieš plaunant savo plaukus, aš žinote, ką darau? Aš nuo bizės, nuo čia iki galo, kažkas atvažiavo, nežinau, aš sutepu kondicionieriumi ir po to kitą dieną išplaunu. Tai tuomet plaukai jaučiasi tokie, gyvi, žvilgantys ir tokie drėkni, su drėgme, o ne sausi. Bet tikrai labai norėtųsi konsultantės, kuri man daugiau pakonsultuotų. Kas dar? Šiaip tai viskas gerai, gyveni ir tiek. 15 minučių prakalbėjau, nėra per daug gal kažką ir pasakyti, laikas eiti miegoti, jau vidurnaktis, rytoj reikia keltis apie 7 valandą, pusę 7, tai laikas eiti miegoti. Aš tikiuosi, kad jūs gyvenate gerai. Aš pasidalinau tokiais produktėliais, nieko blatno. Kvėpalai. Pradedu atsisakyti visiškai visų kvėpalų, nes man pradėjo galvą skaudėti. Bet kokie kvėpalai? Tai aš pradėjau daryti kaip ir savo purškiklius. Tai yra paprasčiausiai su vandeniu ir su teteriniu aliejumi. Tai jeigu norisi kažkokio gaivaus, gal aš pasiimu kažkokio mentol. Jeigu norisi, kad paramintų, tai aš lavendą. Jeigu noriu, kad jaustųsi, kad būtų kaip ir spa truputėlį, kaip ir grožio salonas kažkoks, tai gal green tea kažkokį, labai skaniai kvepia, aš tą aš įsimetusi ir pastoviai pasipurškiu ir natūralu ir nieko. Tai va, gerai, nėra per daug ką pasakyti, plaukai atrodo taip, žinokit, visai neblogai, aš juos pati dažausi, pati kerpuosi, nieko blatno, bet norėtųsi truputėlį konsultacijos. Ką daryti, kad jie nesausėtų. Gerai. Viskas. Gana kalbėti, aš jūs labai myliu, geros jums dienos. Ačiū, kad esate ir gero vakaro, atsiprašau, ir aš einu miegoti. Gerai. Iki.